Mesa presenta Hermanas malditos. Vaidina, Consuela, Dovile Zulanaite, Corjita, Jurga Anzevichute, María del Carmen, Emilia Pavorite. Ya nada quiero de ti, ni siquiera ser tu amigo. Dukros, aš miršta. Aš jūs labai myliu. Ir žinokit, aš visus savo turtus paliko vyriausiai. Man? Consuela, brangioji, pasidalink savo turtais su mumis. Kodėl? Jūs niekada nesirūpinote tėvų. Bet kaip tu gali su mumis taip elgtis? Mes juk tavo seserys. Jūs man nebe seserys. Brangioji Jorgita, ką mums daryti su Consuela? Kad jinai mums paliktų savo turtus. Na, bent pasidalintų trupučiuką. Mums reikia sugalvoti planą. Mieloji sesė, aš apie tai jau pagalvojau. Kas tai? Nejaugi nežinai. Tu nori ją nunuodyti? Sesė, aš manau, kad mums reiktų sulaukti tinkamo momento ir nunuodyti mūsų seserį. Kaip tu manai? Aš manau, kad tas momentas ateis labai greit, ar ne? Aš taip pat manau. Už mus. Irgi ateina. Sesės, noriu taikytis, bet turtų negausiu. Brangioji sesė, mums jų nereikia. Tokiai progai turiu nuostabaus vyno. Tai jūs atnešiu. Dabar atėjo tas metas. Kokia naivuolė. Štai vynas. Liko salėje. Susidaužkime šią puikią progą. Sveikatą, panelės. Koks įdomus skonis. Kas brangioji sesė nutiko? Labai prastai jaučiuosi. Mes gal galim pakviesti pagalbą? Tu atsigulk, nesigrovėk. Manau, jei atsigulsiu, nebeatsikelsiu. Ar dažnai jaučiate stresą ir nepasitikėjimą savim dėl to, kad esate nerangus ir jums viskas nuolat slysta iš rankų? Niekad nepavyksta tobulai pasidažyti.
Jūs dažnai turite susitepti rankas, o knygos vartymas tikra kančia. Mes turime sprendimą visoms jūsų bėdoms. Emiklis 2000. Ir problemų lyg nebūtų. Šis mažas ergodinamiškas įrankis sukurtas specialiai paimti įvairaus dydžio daiktus. Ir ne tik. Supergrip grioveliai sukurti taip, kad neišslystų joks daiktas. Emiklis yra mažas ir stilingas, todėl visada jį galėsite nesigėdydami nešioti su savimi. Emiklis pagamintas naudojant pačias pažangiausias technologijas. Jo pagrindas niekada nesulūš, nes yra pagamintas iš nerūdijančio plieno pagal Pentech 3000 technologiją. Todėl Emiklis yra ypatingai ilgaamžis. Jį išbandė net NASA mokslininkai, o štai ką mano paprasti žmonės. Prieš turint Emiklį neįsivaizdavau ramaus ryto. Šepetukas krisdavo iš rankų, puodukai, net veidrodis. Net nekalbu apie dažus. Bet kai įsigijau Emiklį, viskas pasidarė daug paprasčiau. Mažiau pinigų išleidžiu naujiem daiktam, kurie sudužo. Labai džiaugiuosi Emikliu. Kiek kartų ištraukdavau butelį alaus iš šaldytuvo, jisai buvo šlapęs, jisai labai dažnai išslysdavo man iš rankų. Kai nusipirkau Emiklį, ta problema pradingo. Pirkite Emiklį ir nedaužysit butelių. Mes mėgstam valgyti makaronus ir suprantu, vis kai valgom tos makaronus, ima ir nuslysta tie makaronai. Mes nusipirkom Emiklį. Taip, ir dabar valgom makaronus dieną naktį. O taip. Šis skirtingų dydžio Emiklių rinkinys gali būti jūsų tik už 99,99. Nepraleiskite šitos progos ir skambinkite dabar, o paskambinę per 10 minučių dovanų gausite ypatingą moterišką Emiklį, kuris pravers kelionėse. Bet tai dar ne viskas. Jums dovanosime ir stilingą kompaktišką kelioninį krepšelį, kurį galėsite visur pasiimti su savimi. Taigi, pirkite Emiklį 2000 ir vėl pasitikėkite savimi. Tai ką, brangioji sesė? Džiaugiesi pinigais ir turtais? Žinoma, tik nuo to begalinio šventimo jau labai pavargau. Taip. Žinai, tiesą sakai, sesut. Laikas pailsėti. Eina miegot?
Aš jau nebegaliu taip gyventi. Aš nebemiegu naktimis visą mėnesį. Nevalgau. Ką mums daryti? Ji mus persekioja. Ir visa tai tik dėl pinigų. Tu manai dėl pinigų? O dėl kogi daugiau? Mes ją nužudėm. Jinai gal mums keršyja, aš nežinau. Ką mums daryti? Aš manau, kad mes turėtume grąžinti tai, kas jai priklauso. Mes nusipirksime ramybę. Juk nėra nieko, ko negalėtume nupirkti už pinigus.